Šiandien mes vėl mūsų veikiam studijoje ir vėl kalbame apie smurtą. Ir esame gavę ne vieną komentarą, kad kodėl dažnai kalbame apie tai, kad smurtą patiria moteris. O juk vyrai irgi, neneigiame to, kad vyrai irgi patiria smurtą, bet pagal statistiką skaičiai sako, kad moteris smurtą patiria net 3-4 kartus dažniau. Šiandien mano pokalbis su Vega ir mes kalbėsime vėlgi apie moteris ir apie neįgalias moteris ir apie senyvo amžiaus moteris, nes čia turbūt toksai komplektukas, kur dar didesnė rizika patirti smurtą. Tai Vega, papasakok pirmiausia, ką sako skaičiai. Aš tokiam trumpam įvadui noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tiek vyrai, tiek moteris sulaukę senyvo amžiaus arba turintys negalę, jie patiria smurto daugiau negu tie, kurie yra sveiki, vyrai ir moteris. Ne? Kalbant kodėl apie moteris, atsakymas yra labai paprastas. Mes nagrinėti temą ir rūpintis turime nuo silpniausios grandies. Vadinasi, jeigu 3-4 kartus daugiau patiria smurto moteris, vadinasi, nuo jų reikia ir pradėti kalbėti. Tačiau visi tie dalykai, kuriuos mes akcentuojam, tinka ir smurtą patiriantiem vyram. Tai nėra kažkoks išskirtinumas ar atmetimas. Ne? O skaičiai yra pakankamai liūdni dėl to, kad aš vakar kažkaip dar kartą peržiūrinėjau Eglę juos ir net graudulys kilo. Toks vidinis, žmogiškas graudulys, pagalvojus, kaip yra sunku būti žmogui turinčiam negalę, savo artimųjų tarpe, artimoje aplinkoje ir negalėti pas nieką kitą gauti pagalbos, būti priklausomų ir iš savo mylimiausių, artimiausių žmonių patirti smurtą. Mes kalbam apie smurtą patį įvairiausią, bet šiai dienai aš norėčiau labiau akcentuoti psichologinį smurtą ir visas su tuo susijusias atmainas. Dėl to, kad fizinį smurtą dar žmogus turi mėlynės, jis jas dar gali įrodyti, atėjęs pas gydytoją arba kai gydytojas apsilanko ar socialinis darbuotojas. Bet jeigu mėlynių nėra, jeigu tu esi tiesiog pastumimas, pavadinamas negražiais žodžiais, atimami pinigai, gąsdinama, kad kažkur tai išveš, atiduos, arba yra atveju, kada prie žmogaus kambarį gulinčio neprieinama parom, padedama tik tai vandens ant stalo arba ten numetama kažkokia tai sriubos ar putros kažkoks gabaliukas. Ne? Tai vat apie tokį smurtą norėtųsi kalbėti ir statistika yra tikrai labai tokia nekokia. Visų pirma, noriu priminti, kad Jungtinių tautų organizacija 21-30 metų laikotarpį paskelbė sveiko senėjimo dešimtmečio. Ne? Ir dabar skaičiai yra tokie, kad 17-21 metais darytos apklausos rodo, kad apie 80%, čiut ten nesiekia keletą balų, moteris 79,6, jeigu tiksliai procentų, moteris patiria smurto daugiau, vyrai patiria 20,4%. Tai paskaičiuokim kiek kartų, ne? Beveik 4 kartus. Čia mes kalbame apie senyvų žmonės. Ne? Labai panašus skaičiai yra su negale turinčių žmonių ir moterų. Ne? O jeigu mes supliusuotumėm senyvas ir negalę, kas yra natūralu, nedaug mes turbūt turime senyvo amžiaus žmonių, Lietuvoje skaičiuojama virš 60 metų, bet jeigu paskaičiuotumėm 70 ir plus, kurie būtų visiškai sveiki. Ne? Toliau yra grasinimai ir gąsdinimai. 82% patiria moterys ir 17% patiria vyrai. Ne, vėl 4 kartai. Jeigu taip dar daugiau negu 4 kartai. Su sveikatos sutrikdymu 79,3% moteris ir 20% buvo vyrai. Vėl 4 kartai. Ne, tai aš skaičiau tuos skaičius ir man širdis stojo. Nuoširdžiai pasakysiu, buvo didžiulis graudulys ir aš kviečiu apie tai bent jau išklausyti šito įrašo, nes jis yra žiauriai nemalonus ir aš žinau, kad dalis žmonių jau kyla ranka greičiausiai išsijungti, nes mes ignoruojam tai, kas mums yra labai nemalonu. Bet jeigu mes norime savo aplinkoje matyti laimingus senyvus žmonės arba žmonės su negale,
Tai mums reikia iš pradžių apie tai pradėti kalbėti ir įsigilinti tuos skaičius ir ką tai reiškia. Nes kitaip mes susirgam, taip metaforiškai tariant, stručio sindromu, įkišam galvą į smėlį, ne, ir įsivaizduojam, kad tas neegzistuoja. Tai egzistuoja šalia mūsų. Šitie skaičiai rodo, kad už kiekvieno kaimyno sienos gali tie dalykai būti. Ir man atrodo, mes, šiaip žiūrint taip paviršutiniškai, mes nuėjome, kaip valstybė, labai toli. Mes integravom neįgaliuosius į visuomenę. Vyresnio amžiaus žmonės turi teisę, juokingai skamba, bet ir galimybės ir teisę turi. Mes kalbam apie tą tokį aktyvų amžėjimą. Jie keliauja, jie kažkur savanoriauja, dirba ilgai, yra begalė tokio, jeigu taip pažiūrėtum iš paviršiaus, kur tas smurtas, kodėl tas smurtas, nes atrodo viskas lyg ir geriau, negu buvo, tarkim, prieš 20 metų. Turbūt atsakyti vienu sakiniu, tai vargiai ar čia net statistikos departamentas galėtų atsakyti, ne, aš tik tai leisiu savo gal iš tos psichologinės pusės truputėlį pakalbėti. Visų pirma, žmogus turintis negalią ir senyvo amžiaus žmogus, jis netenka galių, nes negalių netenka. O mes praeitą kartą kalbėjome apie smurtą apskritai, kad galios turėjimas nėra priežastis smurtauti, bet tai yra galimybė turėti, leisti savo smurtauti. Ne? Ir pavyzdžiui, kalbant apie tyrimus su negalia turinčių žmonių, labai įdomus yra ir pasauliniai faktai rodo, kad žmonės, kurie yra žemesnio išsilavinimo, yra linkę labiau smurtauti negu tie, kurie yra aukštesnio išsilavinimo. Iškart klausiu, kodėl? Sunku, aš jau sakysiu, sunku atsakyti, nes aš pati savo uždavinėjau to klausimą, bet aš galvoju, kad ne pats išsilavinimas turbūt turi įtakos, dėl to, kad aš pažįstu labai daug žmonių, kurie yra tikrai be jokių ten kažkokių didelių aukštųjų, bet morališkai, vertybiškai pavyzdys man pačiai, ne? Tai ne apie išsilavinimą noriu kalbėti, bet visgi į tą grupę patenka žmonės, kurie patys stokoja savivertės, patys stokoja kažkokių tai visuomenėje, ne, savo matymo, pozityvaus matymo, ir kada jie susiduria su žmogumi, kuris yra už juos silpnesnis, mumise matyt sužaidžia tam tikrą gyvūnišką prigimtis, ne? Kuri sako, kad jeigu čia yra silpnesnis, tai tu jam gali įkasti. Gali pastumti ir tokiu būdu ne visai gal sąmoningai pakelti savo savivertę, nes jisgi negali pasipriešinti. Kitaip sakant, jeigu mane visuomenėje mano kažkokia aplinka nustuminėja, būnant eilinėje aplinkoje, tai kai aš pagaliau yra vieta, kur aš esu didesnis. Jo. Bet čia sakau vieną iš prielaidų, tai nebūtinai taip yra visais atvejais. Ne? Kitas dalykas, kai mes kalbam apie mažesnio ir žemesnio išsilavinimo, visgi nėra duomenų, ką ten turima omeny, kas tas yra išsilavinimas. Ar tai yra emocinis intelektas, ar tai yra kažkokie sutrikimai, ar tai yra psichikos kokie tai sutrikimai, kurie gali irgi skatinti smurtavimą. Paimkim psichopatus, pavyzdžiui, kurie tiesiog neturi, tiesiog sąžinės neturi. Ne? Tai ten jau mes nekalbam, jie turbūt prieš visus smurtauja, prieš ką gali. Ne tik tai prieš moteris su negale, ir prieš vyrus su negale, ir prieš senyvo amžiaus žmonės. Ir dar plus su negale. Ne? Kitas labai dalykas, labai man skaičius pasirodė toksai baisokas, kad vėlgi tyrimas 21 metais atliktas sako, kad 53% smurto prieš negalę turinčias moteris patiriama artimoje aplinkoje ir tai yra susijęs su intimaus partnerio smurtavimu. Ne? Dabar, jeigu Eglė paklausto, kiek ten yra kokios seksualinės prievartos, nes čia turbūt įeina ir kitokia prievarta, ne tik seksualinė. Šitų duomenų praktiškai nėra dėl to, kad tai yra slepiama. Jūs įsivaizduokit moteris, kurios yra neturinčios negalios, jos yra dirbančios, auginančios vaikus ir taip toliau, koks procentas prisipažins, kad mane vyras kiekvieną kartą verčia seksualiai santykiauti arba kokiu nors iškreiptų būdų santykiauti. O kai tu turi negalį ir kai tu esi senyvo amžiaus žmogus, tai iš viso šitą vietą nutyli.
Dėl to, kad tu bijai atsirasti Labai nepatogi tema, kurios geriau neliesti. vienareikšmiškai. Nes ką su to daryti, jeigu Ir mes pradėsim taip, apie tai kalbėti. taip, nes kita tema, kuri labai skaudi ir aš tikrai visų valstybinių institucijų ir kitų institucijų noriu atsiprašyti, bet aš ją turiu būtinai paliesti, dėl to, kad statistika irgi sako, kad visose dauguma negalią turinčių žmonių ir senyvo amžiaus žmonių institucijose patiria taip pat smurtą įvairiausio pobūdžio, nuo žeminimo iki netgi fizinių pastūmimų, grubių atėmimų kažkokių daiktų ir kitų dalykų. Ir čia nėra kalba apie senelių namus arba kažkokias globos namus, kas irgi įeina į tą skaičių, bet tai yra savivaldybėse, kada eina prašyti tam tikrų paslaugų nori gauti, ne? Nes žmogus kalba lėčiau, jisai turi kognityvinių sutrikimų, kokių judėjimas jo yra lėtesnis. Jisai užima tiesiog daugiau laiko ir jisai nebepatogus tampa. Taip, jisai tampa nepatogus. Ir jeigu žmogus turi kognityvinių sutrikimų, jam ten diagnozuota kokia lengvos formos dimensija, dažnai ką mes sakom, jis išsigalvoja, pasičia Alzheimeris, ne? O gal jam iš tikrųjų blogai. Ne? Ir vėl atsiduriam resursai, ar mes turim resursų, ar turim apmokytų žmonių, ar pakanka tos kažkokios tai vertybinės, moralinės dalies, kad tu tiesiog sustoji prie to žmogaus ir įsiklausai, kai jis kalba. Pati Geglė dirbi sidabrinėje linijoje, ne? Ne, ir iš tiesų galvoju, kad jeigu jaunas žmogus, sveikas žmogus neturintis negalios, gali, tarkim, paskambinti į jaunimo liniją ir ieškoti pagalbos arba ieškoti ausų, kurį jos išklausys, nežinau, pastiprins, tai žmonės, kurie negali aiškiai reikšti tą minčių, neturi galimybės paskambinti, jie yra savo tokios aplinkos įkaitais. Eglė, bet net jeigu ir gali, bet iš jų atimamas telefonas, iš jų atimami draugai, atimami ryšiai. Ta prasme, realiai. Kai nukirti, lengviau manipuliuoti žmogumi. Tai vienareikšmiškai, nes tada gali paimti jų ten, nežinau, pensiją, gali paimti negalią turinčią, nes aš kalbu apie šitas dvi rūšis kaip apie vienetą, ne? Tik tai, kad žmogus, kuris amžėja ir dar prie jo atsiranda negalia, ne, arba kokie nors kiti sutrikimai trukdantys socialinėje aplinkoje bendrauti, tai jisai papuola dar į dvigubą variantą. Nes man, kai kalbi, man toksai, mano galvoje paveiksliukas, kad tai yra senyvo amžiaus tėvai ir, tarkim, priklausomi jų vaikai, kurie neturi ten, tarkim, neturi moralinių kažkokių, tai, negaliu patikėti, kad tai vyksta normalioje šeimoje ar normalioje aplinkoje. Bet tu supranti skaičiai, ką sako, kad tai vyksta normalioje aplinkoje, jeigu mes ją galim pavadinti normalia, ne šitoj situacijai. Tradiciniai pavadinkim. Per didelis apsimtas įsipareigojimas, kai nebegali ir ką su tuo daryti. Ir plius stigmos, ne, ir plius stigmos, ir pati statistika dar gąsdinanti, ne, jeigu sakoma, kad priežiūros institucijose irgi patiriamas yra smurtas, kuris yra dažnai susijęs su grubumu, nemandagiu elgesiu, pasakymais, ten kokiais tai, iškoliojimais, ne, mes nekalbam apie fizinius dalykus, bet kalbam apie tuos pastovų foną, kur tave menkina, žemina, tu visą laiką esi ir negali niekam pasiskųsti. Tai žiūrėkit, šeimoje gyvena žmogus, kuris iš tikrųjų reikalauja labai daug laiko, dėmesio. Šalia to vaikam lieka, vis tiek jie augina savo vaikus, galbūt darbus turi, patys pradeda sirgti, ne, jeigu amžėjimo procesai vyksta, ten tėvam arti 80, vaikų jau virš 60, tai pas jį irgi prasideda amžėjimo dalykai. Ir atsidūrėme labai tokioje keistoje situacijoje. Iš vienos pusės liktai kreiptumėmės pagalbos į valstybinės institucijas, kurios galėtų mums pagelbėti ir atlaisvintum laiką savo, tada mes galėtumėm lankyti tuos tėvus, rūpintis ir taip toliau. Bet kai tokia yra statistika, tada labai baisu atiduoti. Tu jų neatiduodi, tada pats kankini juos namuose. Tokie kažkokie, nesuprasi, košė. Tai čia aš nenoriu nieko kaltinti, aš tiesiog noriu kelti klausimą, ką mes kiekvienas galim padaryti savo namuose, jeigu mama, tėtis, brolis, pusbrolis, nežinau, kas ten namuose pas mus yra, mums kelia įsiūtį. Kaip mums pailsėti, jeigu mes apsisprendėm tuos žmonės žiūrėti ir laikyti pas save.
Ir čia nevyksta kalba apie šeimas, kur yra vertybių degradacija, kur yra alkoholis, narkotikai, kada žmogus galbūt jau iš viso ten yra visiškai kitoj pasaulyje ir tas tėtis arba mama arba negalę turintis kažkoks žmogus yra tik išnaudojimo šaltinis. Aš kalbu apie sveikus, normalius žmonės, kur kartais nervai nelaiko. Bet žinai, kad toksai, tarkim, fizinis smurtą lengva atpažinti, emocinis smurtas šitoje vietoje, tas nuolatinis toksai žmogaus mažinimas, toksai nugalinimas, tai jisai iš esmės nepamatuojamas. Ir įstatymų nėra. Ir ką su to tada daryti? Nes mes aš negaliu policininkų pasakyti, su manim grubiai kalba, pakeltų tonų nuolatos. Sako, tu pakentėk. Kiek iki grabo lentos, o jeigu aš dar 20 metų gyvensiu? Vat kiekvienas susimastykit, žmogus, kuris turi 70, gali gyventi ir iki 90. Mes gerbiam Adamkų turėsim, kuriem tai bus 100. Ir kiek pakentėti? Į ką kreiptis? Kaip pasakyti, kad tau negerai? Kur gauti pagalbą? Tai yra tema, apie kurią turim kalbėti, pradžioj kalbėti. Kai mes pradėsim, kuo daugiau mūsų apie tai kalbės, tada galbūt atsiras ir kiti kažkokie tai sprendimai. Jeigu pastebėsim, kad turim problemą, pradėsim ieškoti problemos sprendimų būdų. Čia turbūt vienintelis kelias, ar ne? O dar palieskime klausimą negalią turinčias mergaitės. Jos irgi patiria daug smurto. Tai pagalvokit, jeigu yra proto negalia, jeigu yra lengvas psichikos arba sudėtingesnis psichikos sutrikimas. Ne? Kiek yra seksualinio išnaudojimo. Čia aš irgi turėjau skaičius, bet dabar aš jau jų neieškosiu. Bet iš tikrųjų tai yra labai jautri tema, kada moteris išnaudojamos turinčios negalę arba turinčios proto arba psichikos negalę išnaudojamos seksualiai. Kada, atleiskite už tiesmuką pasakymą, bet, kaip sako, visas kaimas su jie miegojo. Nes jinai pati norėjo. Nes jinai pati norėjo, bet jinai realiai tai nesuprato, kas vyksta. Ne? Kiek yra mergaičių, kurios iš šeimų, kurios nesugeba pasirūpinti, kurios jau pačios šeimos smurtauja, nes nesirūpinimas irgi yra smurto forma. Kiek tokių mergaičių eina ieškodamos kažko neaišku, ko laimės, meilės, kažkokiu tai dalykų, kai mes galim išgirsti, kad 15-metės su 40-mečiu turi santykius. Neegzistuoja tokios meilės. Jos neegzistuoja. Tai yra iškrypimas kažkoks. Mano giliu įsitikinimu. Ir ar yra kažkoks tai, nežinau, kažkoks būdas tai sustabdyti? Tarkim, aš girdžiu šitą statistiką, man jinai atrodo kraupi, ką aš galiu asmeniškai padaryti, nes, pradėkim pasaulį keisti nuo savęs, ar ne? Ką aš galiu padaryti, matydama, kad kaiminystėje slaugomas žmogus, kuris tikrai, per sunkus šeimai. Tiesiog per sunkus dėl begalę priežasčių. Pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai žinoti, kas yra smurtas ir apie tai reikia tikrai pasigilinti ir pažiūrėti. Internete mes galime labai daug rasti aprašymų, bet jeigu aš paklausčiau savo artimos aplinkos ar apie tai kada nors kas nors skaitė, tai bijočiau, kad būtų vos keli procentai ir tai greičiausia mokytojai, mano artimi draugai, kurie yra dar kažkas, kas yra vienaip ar kitaip su tas sritim susiję. Tai ką reikėtų daryti, tai pamačius, kad kažkas tai smurtauja, pasakyti, neauklėti, nerėkti, nesimušti, nebandyti tasyti už rankų, už kojų, o tiesiog pasakyti tai, ką tu darai, yra smurtas. Ir aš tikiu, kad dalis tų, kurie elgiasi netinkamai, šitos žodžius išgirdę sustos. Nes tikrai ne visi tai daro piktybiškai. Dalis daro iš nesusimastymo, iš nuovargio, iš nežinojimo, kaip elgtis ir taip toliau. Aš neteisinu, nes tikrai smurtui yra nulinė tolerancija, ne? Bet galiu kartais suprasti žmonės, kurie vienaip ar kitaip netinkamai elgiasi. Bet jau vieni vardinus ir pasakius, tai yra smurtas, stop, sustok. Tu negali užrakintos be televizoriaus, be draugų, be telefono laikyti mamos arba tėčio, arba ten savo kokio nors giminaičio, ne? Tu pagalvo, kur tavo vaikas išeina mergaitė, kuri turi kokį nors proto arba psichikos sutrikimą, kodėl jie kažkokia dėdė vežasi į kažkokį kino teatrą, apie ką čia? Ane? Tokia asmeninė atsakomybė tiesiog pasakyti tai, ką aš matau ir vardinti tai, ką aš matau. Kad tai nėra normalu. Ir aš žinau, kad daug kas oponuos, kad 14 metų mergaitė ten, kad gali būti išimčių,
kad koks 40-metis vyras ten jau labai baisiai įsimylėjo. Žinot, aš apie tokias mikro išimtis net kalbėti nenoriu, ne? Nes jeigu imti bendrą statistiką, tai nėra normalu. Nes kai tai mergaitai bus 24, tam 40-mečiui bus kiek? 50. O kai jai bus 40, kiek jam bus? Apie ką mes kalbam? Dėdukas? Oi, labai sunkia tema iš tikrųjų palėtėm dabar ir tokia atrodo toksai kaip ir beviltiškumo jausmas, nes iš esmės žinai, kad yra, matai, kad yra ir čia turbūt reikėtų, ir net negalim sakyti, kad reikėtų kelti kažkokį emocinį intelektą visos tautos, nes pagal statistiką tai visom pasaulyje tai vyksta, ar ne? Taip, ir čia žinokit, dalis statistikos yra jungtinių tautų, tai vadinasi, yra kažkokie duomenys apdoroti ir aš net nelabai esu kai kuriuose skaičiuose tikra, kad ten įeina ir Lietuva. Nes pas mus tie tyrimai pradėti daryti nuo 14 metų, didžioji dauguma, tai kiek čia 10 metais. Anksčiau iš vis apie tai tylėjo. Apie tai tylėjai. Anksčiau mes iš vis neįgalių žmonės uždarydom, kad jų nėra visuomenėje. Aš pati augau visuomenėje, kur nebuvo neįgalių žmonių. Aš jų nemačiau ir tiesiog. Tai vakar, sakau, pati išgyvenau to tokį irgi bejėgiškumo ir beviltiškumo, paskui kažkaip pradėjau galvoti, pradėkime tai matyti, apie tai kalbėti. Jeigu matom, kad nuliūdė žmogus turintis negalią arba moteris, vyras, jau čia neberūšiuosiu, ne? Ar senyvo amžiaus yra akise pilna ašarų, prieikim, pakalbinkime, kad ir toj pačiai poliklinikoje matau, kad nuliūdės, gal pakalbėti nori. Pasikalbėti, kas vyksta, ko bijote, ne? Nes yra baimių labai daug. O kiek yra, kurių vaikai išvažiavę, kur net atginti negali. Kai aš kalbu apie valstybinės institucijas, ne? Kai ten. Ir, tarkim, vyresnio amžiaus žmonės. Ne visi iš tikrųjų, galbūt turi tas negalės, kad negalėtų patys spręsti apie savo tą kasdienybę, apie savo tą buitį. Ekonominis smurtas. Kaip, pavyzdžiui, apsaugoti žmogų, kuris negali pats nueiti į parduotuvę, bet turi teisę turėti savo pajamas ir pirkti tai, kas jam yra svarbu. Jeigu jisai iš esmės bejėgis, pasakyti tai aplinkai, kuri turi jo kortelę ir naudojasi jo kortelę. Tai yra kažkoks, tai nežinau, saugiklis, kad jį socialinis kažkoks darbuotojas, kuris galėtų ateiti kontroliuoti. Žinai, Eglė, aš turbūt atsakyčiau irgi su tokiu klausimu kaip ir tu, ne gal socialinis darbuotojas, aš nežinau. Nes aš iš tikrųjų dirbu psichologo darbą ir psichoterapeuto. Man tenka konsultuoti smurtą patiriančių žmonės ir kadangi dirbu ir su įmonėm dar ir ten mobbingo tema ir kitais dalykais, tai ten irgi dirba žmonės įvairaus amžiaus ir įvairios sveikatos, įvairių dalykų. Ne? Ir su tais finansais irgi būna susiję dalykai, kad ten vyrui atiduoda pinigus moteris, ne? Arba ten bendrą kortelę kažkokią turi, vaikai disponuoja sąskaitom. Ne? Žmogus dirbantis, bet galbūt dirbantis nepilnų pajėgumų turi. Bet netgi dirbantis vyresnio amžiaus ir neįgalų žmonės, netgi dirbantis, jie reiškia, jie geba daugiau negu tas, kuris uždarytas namuose, net ir tie turi didelės rizikas patirti smurtą. Taip, dėl to, kad jie priklauso namuose nuo savo artimųjų, jie nenori nei vienas turbūt eiti valdiškus namus. Ir šiai dienai, aišku, situacija gerėja ir tie patys senelių namai arba ten negalę turinčių žmonių ir savarankiško gyvenimo namai, po truputį situacija pas mus yra gerėjanti ir aš tikiu, kad jinai laikui bėgant gerės. Bet vis tiek kiekvienas norim turėti savo kampą, savo namus. Ne? Ir patys spręsti. O be to juk pagalvokime, kad jeigu patys artimieji smurtauja, tai yra vaikai, tai yra galbūt brolis, sesuo ar ten intimus tas partneris, ne dabar taip vadinamas ten vyras arba žmona, tai visada turim vilti, gal atsikvošės, gal atsipeikės, gal nustos gerti, gal dar kažkas. Aš pati turėjau savo patirtį, pavyzdžiui, mano tėvai, kai jau sulaukė 80 metų, jie manęs paprašė, kad aš valdyčiau jų sąskaitas. Neturėjo korteles, jie galėjo naudotis, bet internetu jie nesinaudojo. Jie sako, mums būtų paprašiau, kad mūsų sąskaitose per jas sumokėtum už butą, ir ten kažkokius kitus pavedimus padarytum, kurie reikalingi. Paskui netgi barborą aš iškvietinėdavau ir mokėdavau iš jų
iš jų pinigų sąskaitos ir mes kas mėnesį vieną kartą pasižiūrėtumėm, kiek ten yra pinigų, kas buvo išleista, už ką buvo sumokėta ir taip toliau. Tai aš taip galvoju, tai jie, Pasitikėjo, bet tai buvo maksimalus pagalba. pasitikėjimas ir iš mano pusės buvo pagalba ir man buvo lengviau, nes Barborą užsakyti Vilniui, kad atvežtų, tai daug paprasčiau negu pačiai su tašėmis lakstyti, ne aš ten kitais kažkokiais dalykais. Tai lygiai to paties nori ir kiti tėvai, pavyzdžiui, jeigu amžėjantis arba negalę turintis. Ta prasme, aš dedu labai Lygybės ženklas. veiklos, ne, ir patiriamo smurto formos yra tos pačios. Tik rizika didesnė. Jeigu tu turi amžių, bet tu esi sveikas, tu dar gali kažkur įt pasiskūsti. Bet jeigu tu turi amžių ir tu turi negalį, tu tampi visiškai priklausomas nuo aplinkinių. Tiesiog. Ir vėl tada labai, taip slidu pamatuoti rūpestį ir visišką tokį nuvertinimą, kad aš paimsiu tavo korteles ir visus tavo pinigus, aš čia viską nupirksiu. Tai, irgi tada iš vienos pusės gali būti labai didelis rūpestis, kad tau nereiktų sukti galvos, aš visko tave aprūpinsiu. Kaip tas žmogus jaučiasi, ar tai rūpestis, ar čia kontrolė? Labai gerai tu pasakai, dėl to, kad aš daviau tėvų pavyzdį, bet mano tėvai turėjo savo korteles. Jie galėjo, kad ir mama su vaikštynė galėdavo nueiti į parduotuvę su tėčiu ir nusipirkti tai, ko jie nori. Jie išsigrynindavo tuos pinigėlius, jiems gal paprasčiau būdavo ten grynais atsiskaityti. Tai nebuvo, kad aš jų kontroliavau pinigus, tiesiog jie paprašė padėti išspręsti kai kurios dalykus, kur man daug lengviau būdavo vakare pasijungiau prie ten banko pervedimus padariau, jie ten kažką tai nusipirkti norėdavo, dar kitus dalykus. Bet jie buvo visiškai įgalūs turėti savo finansų 100%. Ir jeigu jie man būtų pasakę, viskas nuo šiandien tu mano pinigų nebelies, tai aš būčiau ir nelietus. Dabar klausimas tau kaip psichologai. Sako, anksčiau buvo geriau. Anksčiau galbūt ta amžius buvo toksai svoris visuomenėje, kad žmogus išmintingas, jisai gali patarti, iš esmės jo patirtis daug didesnis negu jaunas žmogus, viskas čia vienareikšmiškai. Dabar aš jaučiu tokį, kažkokį nuvertinimą to pačio amžiaus. Ar tu pati, iš savo darbo praktikos, iš visų tų mokymų ir kitų, ar jauti, kad, tarkim, tos per gyvenimą surinktos patirtis yra tokios kaip ir tampa bevertės, nes pasaulis pasikeitė. Maždaug tu... Žinai, Eglė, aš kitą kampą imčiau. Aš imčiau apskritai, ar mes vieni kitus vertinam ir vieni kitiems turim pagarbos. Čia nelyginčiau net amžiui. Nes ir jauni žmonės patiria lygiai taip pat diskriminaciją ir amžiaus nepriėmimą ir kvailinimą ir ten visaip kitaip, ne? Ir vidutinio amžiaus žmonės ten lygiai taip pat. Ir senyvo ir negalė. Kažkas atsitiko su mumis, ne? Bet atsitiko, tu irgi jauti, kad atsitiko. Tai aišku, tai pasižiūrėkit, kokie karai vyksta aplink mus. Kažkoks nuvertėjimas, ne? Ta prasme, apskritai ir pasakyti, kodėl, žinot, čia tokia gautųsi filosofija, bandymas tampyti vieną pusę arba į kitą pusę. Kai kas tiesiog sako, mes per daug gerai pradėjom gyventi, o aš sakau, kad mes pradėjome per daug orientuotis į finansinius ir materialinius dalykus. Ir dvasiniai dalykai kažkodėl tapo beverčiai, ne? Mums reikia pasimatuoti, kiek mes nusipirkom kažkokių daiktų, ar kaip išvažiavome su kokiais lėktuvais, arba kokią suknę ten brangią nusipirkome, ne? Madas pasidemonstruoti, bet nepaskaičiuojam, kiek gerą žodį pasakėm vienas kitam, ne? Per dieną. Nepaskaičiuojam, kiek į akis pažiūrėjom, apsikabinom savo anturimus, tiesiog nepaskaičiuojam, kiek nuėjom kartu pas savo tėvus amžėjančius ir nepasakėm, mama, tėti, aš tave myliu. Ir aš tavim rūpinsiuosi iki to, kol tu būsi šitam pasaulyje. Ir iš tikrųjų rūpinsiuosi. Ir tavo pinigai yra tavo pinigai. Ne, jeigu tu nori, aš tau galiu padėti. Jeigu tu gali dabar pats, tegu būk pats, jeigu apsisprendėjai, kad socialinė darbuotoja rūpinsis, tegu jinai rūpinasi. Aš tai labai visada taip kreipdamasi noriu pasakyti, kad leiskim tėvams senti ramiai. Oriai ir neprisimkim už jų senėjimą, jų senėjimo gydyti. Tiesiog mes visi pasensim, čia nėra ką gydyti, ne? Mes turim tiesiog labai ramiai senti. Lygiai tas pats su žmogum, kuris turi negalį. Ar mes paglostom, paimam už rankos,
kas pas mus vyksta mokykloje, ne, prie manęs mokykloje pribėga vaikas, kuriam yra 12 metų, mane apsikabina, aš turiu bijoti, kad būsiu apkaltinta neaišku kuo. Supranti, kai apsikabina berniukas, o aš turėjau atvejį, čia vedžiau vienoje mokykloje užsimimą, priejo vaikas 13 metų ir glosto mane va šitaip. Ir aš galvoju, dabar kas nors nufilmuotų, aš rizikuoju, bet tai yra elementarus švelnumas, gal tam vaikui tiesiog reikėjo, kad tuo metu psichologė apsikabintų, pridėtų jo galvą ir paglostytų per plaukus, gal jam tuo metu taip blogai buvo. Mes kažkurioje tai vietoje kažką prarandam, kažkokius kraštutinumus einam, mano supratimu. Ir ne tik mano, tą sako ir psichologai. Nes tikrai jaučia tas susitimėjimas, kai kaimynai nebepažįsta kaimynų, kai mes tokie visi labai individualistai ir labai jau, aš pati sakau, kaip faina tas internetas, kad aš galiu bendrauti su žmonėmis, kurie man įdomus, kuriems aš įdomi, be sienų visame pasaulyje. Kai gyvenom sėsliau, mes taikėmės prie to kaimyno, kuris šiaip, nedraugaučiau, jeigu galėčiau rinktis, bet jisai yra mano kaimynas ir aš jį priemu tokį, koks jis yra. Bet supranti, čia apie gerumą mes šnekam, apie pagarbą turim šnekėti. Mes galime kalbėti ten gyvenančių 10 000 kilometrų žmogum, bet kiek tame yra savanaudiškumo, kiek yra tiesiog gerumo, kiek yra informacijos pasidalinimo ir daug tokių dalykų, vertybės. Reikia grįžti vertybės ir pradėti nuo savęs, nuo savo pačių artimiausių žmonių, va tos kasdienybės. Gerai, receptą šiandien visi paskambinam savo tėvams, jeigu tai juos turime. Taip. Pasakom gerą žodį kaimynui. Draugiai, draugui. Ne? Vaikui, kuris gal vakar atsinešė dvejetą ir prisigėrė paauglys. Su vaikais tai iš viso ten yra kontrolė ir kaip sekėsi ir toksai. Jo, bet gerą žodį pasakyti, mangi niekas netrukdo. Ir po truputį mažinti smurtą, pasidomėti apie tai. O tema tikrai mūsų šita apie negalę ir senėjimą, jinai labai jautri yra. Labai sudėtinga dėl to, kad tyrimų nėra daug. Jų yra labai nedaug, labai statistika iškraipyta. Jeigu kalbėti apie organizacijas, kurios dirba su tokiais žmonėmis ir teikiančios pagalbą, tai visos vienareikšmiškai sako, kad yra iškreipta statistika, jinai netiksli. Nes žmonės slepia, nesako, institucijos nesako, gėda, nepatogu, kažkas dirbantis kokiuose globos namuose, ar senelių globos namuose, ar negalę turinčių žmonių globos namuose, ne? Klausosi ir sako, meluoja, mes juos visus mylim. Tai ne apie jūsgi kalba vyksta, kiekvienas pavieniui, ten niekas nesako, yra puikių institucijų, yra nuostabių ten dirbančių žmonių, ne? Bet statistika yra baisi ir dar sakoma, kad jinai yra pagražinta. Tai tada apskritai apie ką mes kalbame. Pasakyk tą tokį, nežinau, palinkėjimą, receptą ir tokį kažkokį asmeninį, tokį, nežinau, kryptį kiekvienam žmogui, kuris mūsų klauso, nes aš manau, kad rūpi visiems. Nes jeigu man nerūpi svetimas žmogus, kuris patiria smurtą, man tikrai rūpi, kad mano mama nepatirtų smurto ir, ta prasme, arba jeigu aš ir pati smurtauju, arba pats smurtauju, kartais aš galiu jaustis labai blogai, nes po to, kai apšaukiau, galiu labai save kaltinti ir labai blogai jaustis. Suprantat, čia irgi tie dalykai. Aš tai iš tikrųjų, receptų gal čia nepadalinsi, bet norėčiau, kad kiekvienas grįžtumėm į save. Ir pirmoji eilėje, gerbkim save, pasirūpinkim gerąją prasme savim, paglostykim patys save. Ir kai mes sušilsim, mums bus lengviau būti šiltiem kitiem. Tai mano toks ir savo palinkėjimas, kai irgi užsisuki darbuose, lėki bėgi ir žiūrėk, suerzina kas nors ir tada supranti, kad ne, vagutė, tu turi save apkabinti šitoj vietoje. Reikia turbūt auginti savo tą vidinę laimės koeficientą, nes aš kaip visada sakau, tarkim, vaikus, kad laimingi vaikai kačiukų nespardo, tai ir laimingi žmonės būna daug kantresni, tolerantiškesni ir jautresni šalia esančiam, tai pradėkim nuo savęs, kažkaip tai nuglostykim save. O tas labai atsiperka, save paglostai, save apkabini, tada apkabini šalia esantį žmogų, šiandien tema senėjimas, ir negalę turinti žmonės, ir moteris tame tarpe. Kai save apkabini, gali apkabinti kitą, kai kitą apkabini, jų kyse tu pamatai dėkingumą, jisai grįžtangi tau pačiam. Ta prasme, čia nieko nėra stebuklingo, tai yra tiesos, turbūt tiek, kiek žmonija egzistuoja, tiek tos tiesos egzistuoja. Bet tiesiog apie tai prisiminti.
Tai dabar linkėjimas kiekvienam mūsų girdėjusiam, prašymas, linkėjimas ir pareigojimas. Padarykite vieną gerą darbą neįgaliam žmogui, senyvam amžiaus žmogui ir savo. Ačiū, Vega. Ačiū. Ačiū tau.